Palauk, skambina mama. Alio? Ok, na. Sveiki visi ir prieš pradedant šitą video norėčiau pranešti jums tokią naujovę, kuri vyks mano kanale dabar visą laiką. Tai va, kai įkeliu video per pirmą pusvalandį, kurie parašo komentarus, visų komentarus palovinsiu. Ir taip pat per tą pusvalandį, kuris parašė komentarą, vienas iš tų komentatorių pateks į mano sekančio video pradžią. Tai va, žodžiu, naujas video išeina, per pirmą pusvalandį, kurie pakomentuot visus komentarus pralovinu, nesvarbu kokio pobūdžio komentaras, koks ant tekstas, viską palovinsiu ir vienas iš jūsų turėsit galimybę patekti į mano video. Tai tiek informacijos, o mes pradedam. Aš vis užkabinu šitą... Na, tai ko mes šiandien susirinkom? Išsiaiškinti vis dėlto, kaip mes vienas kitą gerai pažįstam, hebra. Nes mes vaikystėje, kol dar gyveno Lietuvoje, dažnai susitikdavom, dažnai atvažiuodavau su savo tėvu pas mane. O vėliau emigravo į Norvegiją ir mes gerus 5 metus, gal nesimatėme, ne? Ne 5, 3 gal. 4. Kažkur taip, jo, 3-4 metus žodžiu nesimatėm. Na ir dabar žiūrėkit, va, užpraeitais pirmą kartą važiavo, ne? Jo, užpraeitais. Užpraeitais metais pirmą kartą važiavo. Nu ir žinokit, šiandien vėl atvažiavo pas mane ir aš galvoju, nu reikia vis dėlto išsiaiškinti, kaip gerai mes vienas kitą pažįstam. Tai šiandien mes žaisime žaidimą, kaip jūs suprat, kaip gerai mane pažįsti. Turim po 5 klausimus kiekvienas ir vaskiči, kas pralaimėtas pirmas klausia. Vaskiči. Pirmas klausiu tavęs. Kiek klasių muzikos mokykloje esu baigęs? Muzikos? Jo. Ne, aš esu girdėjęs, kad tu esi baigęs muzikų mokykloje. Kiek klasių? Kiek klasių? Aš neįsivaizduoju, kiek pačių muzikos mokyklų klasių aplamai yra. Nu. Nežinau. Spėsiu... 3. Netiesa. 7. 7 metus mokiausi 2 muzikos mokyklose. Tai tu pas mus muzikantas? Beethovenas, Mozartas? Jau. Jo. Maestro. Klaus. 1-0 kol kas. Čia yra visi mano klausimai. Nu. Nu, tad pažiūrėsim. Įdėmiai klausau. Nu. Davai. Pirmas klausimas bus toks lengvas. Labai lengvas. Gerai. Kada aš gimęs? Tau dabar 26. Visą datą pasakyti. Sėkmės. Palauk, reikia prisimint. Gerai. Aš einu, išgersiu arbatos? Ne, neįsitinėjau. Grįž, palauk. Žinai, kas ironiškai, nes aš tokį pat klausimą turiu. Anyway, žodžiu, gerai. 26 metai, spėju... Koks... Paskaičiuok. Koks gal 6 mėnuo? Aš tau duosiu dar vieną bandymą, nes čia 12 mėnesių yra tai. Dar vieną bandymą tau duodu. Tu žinai, kiek man metų? Žinau, kad kiek tau metų, bet aš nepaskaičiuosiu, kokį mėnesį tu gimėjai. Nebent tu žinosi, ar aš jau turėjęs gimtadienį, ar ne? 4 mėnesį. Ne? Neteisingai. Gerai, pasakyk realiai, kelintas mėnuo. Vasario 5, 2 mėnesį. Fuck this shit. Aš galvoju 2, bet po to galvoju, ne, gal ne. Gerai. 1-1. Gėdami. Kol kas mes vienas kitų nepažįstam. Kiek man buvo metų, kai nusipirkau pirmą krosinį? O, aš šitą atsimenu. Tu dar buvai, kaip tik tais metais. Jo, aš dar buvau atvažiavęs, jo. Paskutinį kartą buvai atvažiavęs. Jeigu aš buvau už pernais ir dar 3 metus prieš tai. Kiek tu metų buvo? Nesakysiu. Bus lengva labai paskaičiuoti. Pala, man reikia pasakyti metus, taip? Jo, metus. Gerai. Kelintais metais nusipirkau savo pirmą krosinį. Gerai. Daug čia paskaičiuoti. Nu. Jeigu aš buvau atvažiavęs už praeitais, tai čia gaunasi 2017. Ir dar, paskui atimti 3 metus, tai gaunasi 2014 metais. Ne? Ok, kada? 2011. 2011? Antiksni. Va tai va. Ok, klausk. Laikas bėga. Laikas labai greitai bėga. B. Ar aš esu ėjęs į lietuvišką mokyklą?
O čia tai klausimėlis. Ašgi, emigrantas pagal jo žodžius. Kintais metais išvažiavai. O, aš nesakysiu. Tikrai. Galva pavė. Bus per lengva tau. Gerai, kiek metų buvo, kai išvažiavai? Ai, palauk. O, kaip sunku. Na. Bramba. Čia tiesiog toks klausimas, taip arba ne. Palauk. Pas tave yra... Žinau, kaip galima paskaičiuoti. Nu ir kaipgi. Taigi, mei 26. Taip. Čia jau mes sužinojom. 26, 27, 28, 29, 20, 211. Nei. Pagal ką tu skaičiuoji? Nei į mokyklą. Bet pagal ką tu Nebuvai skaičiuoji? Lietuvoj mokyklai. Atspėjau? Aš noriu išgirsti pagal ką tu skaičiavai. Bet pasakyk tiesą. Aš tau pasakysiu. Ne, tu dabar pasakyk ir aš Nu, tau gerai. paaiškinsiu. Gerai. Čia teisingai. Teisingai? Aš nesu ėjęs į lietuvišką mokyklą. Nekada. Dėl to galbūt kas nors iš jūsų pastebėjo, kad mano gramatika ne pati geriausia. Bet nu čia nesvarbu. Paskaičiavau kaip? Nu. 26 metų gimimo ir aš paskaičiavau 2011 metais, tu pas mane paskutinį kartą buvai ir aš paskaičiavau kiek metų. Praėjo tada. Aš pas tave 2011 paskutinį kartą. Taip, aš 2011 nusipirkau motociklą, tu dar tais metais atvažiavai pas mane vasarą ir po to jau išvažiavai. Tai vat. Aš pamiršau, kada aš išvažiavau. 2-1. 2-1, gerai, tu laimi. Kiek šiuo metu turiu prenumeratorių? O, šiuo metu prenumeratorė. Mhm. Aš atsimenu, aš tikrinau ne per seniausiai, man atrodo, ten buvo kokie 16 000, man atrodo, ten buvo. Būtų gerai, jeigu tiek turėčiau 13 000. 13 000. 3-1. Klausykit, hebra, laimiu kažkaip. Nu, čia tik tai dėl to, kad aš jau nepažįstu. Pala, ne 3-1, 2-1, visi biškį ne taip paskaičiau. Nu gerai. Pala, tavo eilė klausti. Mano eilė. Užinu į mano knygelę. No. Nu. Kiek aš turiu seserų, arba brolių, arba viską šitą kartu sudėjus? Žinau, kad tu turi brolį, bet ne iš tėvo mamos pusės. Jo, tu iš tėvo pusės turi brolį. Jis skaitosi? Ar ne? Jis mano brolį. Nu, taip, jis skaitosi, ne? Žinau, ja. Gerai, reiškia, vieną sesę ir vieną brolį. A, tikrai. Taip, aš įsitikinęs. Tikrai. Aš tau duodu šansą pakeisti, jeigu tu nori. Palauk, reikia prisimėti. Nu, man rodos taip, bet Aš sakiau, jeigu tu nori, gali pakeisti. Gali ten, aišku, pasakyti vieną sesę, vieną brolį. Ir, nu, tipo, nežinau. 2 brolius ir 1 seserį turiu. 2 brolis. Čia galutinis atsakymas ir 1 sesuo. Ir tai yra neteisingas atsakymas. Koks buvo teisingas? 1 brolis, 1 seserį. Nu, ten. Aš turiu iš tėvo pusės vieną brolį, mažesnį. Jo, aš sakiau. Jo, ir iš mamos pusės vieną sesę. Suklaidinai tu mane. Nu, o ką? Ar kažkas sakė, kad taip negalima? Gerai, 2-2. Nu, 2-2. Koks mano buvo pats ilgiausias streamas? Aš Non-stop. sėdėjau tą streamą. Aš sėdėjau non-stop. Aš tai atsimenu. Kiek valandų aš ten sėdėjau? Neprisimenu. Neprisimenu. Aš atsimenu, nuėjau. Pradėjau jį žiūrėti ten dieną kažkada. O baigiau žiūrėti? O baigiau žiūrėti ten 1 ar 2 nakties. Tai tu ne visą streamą žiūrėjai. Aš dalyvavau tam streamą. Jo, bet tu ne visą jį išsėdėjai. Svarbiausia dalyvavau, čia nesvarbu. Nu, Na, kiek truko mano ilgiausias streamas? ar turiu pasakyti su minutėm irgi, ar ne? Ne, tiesiog valandom. Kiek valandų? Arba 6, arba 8 valandas. Gali pasitaisyti, gerai, aš tau leidžiu irgi pasitaisyti. Aš čia buvo neteisinga. Aš tau leidžiu pasitaisyti, galbūt ir teisingai, aš tau nieko nesakau. Bet gali pakeisti savo. Tai tipo, jeigu aš noriu, aš galiu pakeisti, taip? Jo. Jo, aš ten nepasitikiu. 6 ar 8? Nu, Nu. kiek? Nu, šitą klausimą aš pervedu mūsų prenumeratoriams, jie gali atsakyti komentaruose. Ne, nu gerai. Sakau 6. 8?
Visų pirma, sudaręs man rodos virš 5 streamų po 12 valandų, o pats ilgiausias mano streamas buvo 17 valandų. Beveik 18, ten man rodos 20 minučių truko iki 18 valandų. Tai vat, nu. Kiek tu tiek išlaikėjai, aš neįsivaizduoju. Klaus tavo paskutinį klausimą. Pala. Ne, paskutinis. 2-2. Still. Nu jau, paskutinis. 2-2, ne dabar prašau. Jo. Ar aš turiu kokį gyvūną? Turi šunį. Tada... Ne, čia jau buvo klausimas. Gerai, čia buvo klausimas. Gerai, tu maladės. 3-2. Atsakei. Dabar tau šansas. Bet dabar jisai privalės įstatyti šito šuns nuotrauką čianajo. Nes aš jau taip pasakiau, tai jis jau privalės. Nu čia nesvarbu. Žodžiu, dabar turi šansą. Arba tu pralaimėsi, arba bus lygiosios, ir mes turėsim bonusinį raundą, kur turėsim išsiaiškinti vis dėlto, kas geriau vienas kitą pažįsta. Kada mano gimtadienis? Irgi pilna data. O, 2002 metais. Aha. Kovo 16. Leidžiu pasitaisyti. Irgi. Kovo 16. Tu man Kovo du kartus 16, šaliai. aš žinau 100%. Čia tau galutinis atsakymas. Jo, mano galutinis. Kovo 16, 2. Tu pralošiai. Kovo 15? Kovo 18. Ui. Tu meluoji. Ne, grinai. Gali visur patikrinti, informacija tokia. Kovo 18. 2002 metų. Na gerai. Na tai ką, hebra, vis dėlto aš geriau pažįstu Danielių. Jau. Tai ką, ačiū, kad žiūrėt. Su jumis buvau aš Maniksas, Danielius. Taip. Sakom jums iki. Bye.